Kalbant apie mane patį, esu Marijus Kubilius, vienos tokios nemažos šeimos atstovas, kur mūsų, kaip aš juokauju, dažnai beveik visi šeimos nariai yra gydytojai, šitos specialybės žmonės, išskyrus vieną mano sesers vyrą, kuriam būna labai liūdna per visas šventes, nes vis tiek jis turi klausyti tų pačių temų, kurias mes diskutuojam visi. Pats dirbu nuo 98 metų, tai yra beveik 21 metai. Nesenai praeitais metais sužinojau ganėtinai malonę žinią, kad pasirodo esu vienas iš seniausiai dirbančių gydytojų su traumų implantų sistema. Pradėjom kažkada tai labai senai, dirbome Panevėžyje, tėvų įkurtoje klinikoje, šiuo metu ir mano iš 3 vaikų 2 sūnus jau taip pat šitą kelią mina, tai taip, kad perspektyvos geras ir aš dažnai pacientams sakau, juokaudamas, aš neturiu teisės sugadinti nei savo vardo, nei klinikos, nes nebus ką palikti vaikams. Aš sakyčiau taip, per 20 metų toks vienas iš pagrindinių dalykų, ką matau keičiantis, tai iš tiesų žmonės pradėjo labiau rūpintis savo dantimis. Tai yra, jeigu mes anksčiau sutikdom žmogų, kuris neturi dantų ir jis sakydavo, man yra viskas gerai, tai šiandien dienai tokių žmonių yra sparčiai mažėja. Mes visi rūpinamės, kad nebūtų tų tarpų tarp dantų ir mes norime, kad tie dantis atsirastų. Jeigu prieš 10 metų atsirado pamažėltas, kad aš noriu priekyje visus dantis turėti, nes būdo, kur tarpų turi, tai šiandien dienai jau yra rūpinimasis ir krūminiais dantimis, todėl kad mes visi suprantame su gydytojų pagalba, kad jeigu aš neturėsiu krūminių dantų, greičiausiai bus bėda su priekiais, nes priekinių dantų šaknys yra daug silpnesnės negu krūminės ir jos nesugeba atlaikyti tokio krūvio. Tai ta tendencija tokia dantų atstatymo, atsiradimo, šypsenos gražios padarimo, taip, ji yra. Aš laikyčiau tai ir su prioritetų klausimu. Tai tiesiog mes turbūt visi stebime dabar, kad yra noras sveikiau gyventi, sveikiau maitintis. Dantis taip pat yra susijęs su sveikata, nes iš esmės tai yra virškinimo sistemos pradžia. Tai čia patenka maistas. Jeigu mes jį blogai sukramtome, reiškia kenčia mūsų skrandis. Tai šitoje vietoje tai yra svarbu. Ir tas dantų atstatymas yra šiandien dienai tikrai svarbus. Kalbant apie higienos dalykus, apie priežiūros, tai reikėtų pripažinti šitoje vietoje, kodėl mes neturime mūsų, sakykim, tauta arba, sakykim, mūsų šitų platumų žmonės, kodėl mes esame neturintys tiek dantų. Iš esmės reikėtų pripažinti, kad daug metų, reiškiasi, kur mes buvome kitoje sąjungoje, mes neturėjom jokios profilaktikos. Ir šiandien dienai iš tikrųjų didžiulis dėkui profilaktinės medicinos atstovom, kur mes pradėjome vaikam tikrinti dantis, vaikam dedame silantus, atsirado programos. Šitas leis mums po eilės metų, mes jau šiandien džiaugiamės gerėjančiais rezultatais, bet šitas leis ateityje turėti dar geresnius rezultatus ir galbūt bus taip, kad kada nors gydytojai ir neturės darbo. Žinote, šitoj vietoj turbūt geriausiai pacientai gali pasakyti. Mano praktikoje yra taip, kad jeigu ateina pacientas ir jis sako, aš norėčiau padaryti viską etapais. Aš negaliu sau leisti susidėti visų implantų iškart, bet aš neturiu dantų. Ir tu dažnai žmogui sakai, gal tada mes padarykime viršutinėme žandikaule, nes ten gomurys yra nemalonu išiminėti, reiškiasi tuos dantis. Tiesiog pasidarome pirmiausia viršų, o paskui apačią. Aš sako, tai mano pačia visada bus gerai plokštelės, ten nieko tokio, aš nešiosiu plokštelės, o viršui man implantų. Didžioji dalis pacientų per ateinančius maždaug 2 metus grįžta susitvarkyti ir apačios. Nes yra per didelis skirtumas tarp tos investicijos, ką mes įdedam savo į burną ir tarp to reiškia, kokį mes jaučiam nepatogumą, diskomfortą. Nes išiminėti nuolatos dantis, merkti juos į skystį, tai nėra labai nei džiaugsmingas, nei patogus dalykas. Kita vertus, laikui bėgant, plasmasė pati iš savęs yra porėta, jinai linkusi kaupti nešvarumus, jos reikia irgi taip pat aktyviai valyti, nors tu sakai tą pacientui, bet vis tiek mes, kaip kalbėjome apie higieną, ar ne, mes einame pas higienistą, valom nuosavus dantis, paprastai ir plokšteles reikėtų atnešti galbūt dantų technikam, nuvalyti. Jie nelabai kai kurie veržiasi tą darbą daryti, jos tampa nehigieniškos, jums nemalonu įsidėti į burną. Ir šitoje vietoje aš kartais pacientui sakau, jūs turite tas plokšteles išsimti, nes kaip mano vienas dėstytojas sakė, jūs su batais irgi nemiegate, tik labai retais atvejais, kada grįžtate iš svečių padauginės. Tai šitoje vietoje reiškiasi, tie neišimami protezai yra toks
kitas žingsnis į gyvenimą, kad aš neturiu nieko išsiminėti, aš galiu jaustis laisvai, aš neturiu problemų nuvažiuoti į svečius, nes man nepatogu yra paklausti svečiuose, kurioje vietoje aš galėčiau vonėje pasidėti savo stiklinį, kurios pamirksiu dantis. Ir išsprendžia daug dalykų. Šiandien dienai iš tiesų mes esame labai žmonės komunikuojantis, daug bendraujantis visi. Ir tas, kaip aš atrodo visuomenė, kokia yra mano šypsena, duoda didelį pasitikėjimą savo. Tu geriau jautiesi. Tu turi geresnės galimybės. Kažkur esu skaitęs, kad žmogus turintis gražią šypseną, gražią figūrą, jis turi daug geresnės galimybės susirasti gerą darbą. Tai šitie visi faktoriai iš tiesų manau, kad duoda tai, kad tie dantis vis dėlto yra didelė vertybė šiandien dienai, nežiūrint tai, kad jie nėra pigus. Iš esmės tai yra paprastai implantacija visa yra dalinama į tokias dvi didelės dalis. Tai yra chirurginis, reiškiasi, etapas, kurio metu yra įsodinamas implantas, tai yra panardinamas į kaulą, reiškiasi, užsukama gijimo galvutė ir šitoje vietoje, jeigu reikalinga, yra priauginamas dirbtinis kaulas, kuris dažnai pacientams yra didžiulis baubas, nes viskas čia neaišku, kaip čia gali būti, kokį čia tą kaulą man įdės. Reiškiasi, tai vėlgi aš turiu šitoje vietoje tokį paprastą pacientam paaiškinimą, kuris juos labai nuramina ir jiem labai paprastai atrodo, ir ypač moterims. Ir antra dalis tokia yra, reiškiasi, protezavimo dalis, kada implantas yra pilnai, liaudiškai pasakysiu, priaugęs, įsitvirtinęs kaulę, tada gydytojas protezistas, tai jau yra antras komandos narys, arba dar kitaip pervertus pirmas, kuris organizuoja visą gydymą, reiškia, atstato tą dantį ir žiūri, kad būtų atstatyta funkcija. Nes iš esmės šitų dviejų dalių paprastai būna taip, kad pacientas patenka pas protezistą, yra suplanuojamas gydymas, yra aptariami įvairūs variantai ir tada, reiškia, sutarus su pacientu, pacientas aktyviai dalyvauja gydyme ir sprendžiant, kas bus daroma, imamasi, reiškia, viso organizavimo. Kaip pacientas atrodys tarp to etapo, kada yra įdėti implantai įsukti, iki protezavimo, kokie bus pagaminti laikini vainikėliai, ar visus dantis, jeigu yra toks poreikis ateityje numatomas dėl gydymo, reiškia, ištraukti dabar ar paskui. Kitaip tariant, tai yra visa ta eilė darbų yra tiesiog sustatoma, sustyguojama labai individualiai kiekvienam.